Pelkė esu šiandien sekmadienį. Iš tikrųjų, man labai patinka šita vieta. Ir atėjau čia tam, kad pasidalinti apie vėl tą patį klausimą, apie energiją. Pelkėje man energija yra sustojusi minusinė. Vanduo sustingęs. Čia yra ta akis pelkės. Aplinkui labai skurdus medeliai ir viskas sustoja. Metaforiškai aš visą laiką pasižiūriu šitas situacijas ir pritaikau gyvenime. Turbūt energija yra tas, subtilioji ta energija, pagrindinis dalykas, vidinė energija, kuri veda mus kurti, tas, kas padeda jausti džiaugsmą gyvenime, kas leidžia išreikšti save šitam gyvenime. Neturi energijos, tu esi stagnacijoje taip kaip pelkė, nes čia niekas neauga. Čia, jeigu matai, tos pušelės čia, jos šiek tiek paaugs ir nueis savo keliais, išpūs ir panašiai. Tai šita vieta yra iš tikrųjų gerai, labai įdomi man šiaip iš savo perspektyvos. Taigi, neturi energijos, tu negali kurti ir kai tu turi aukštą energiją, tu gali daryti didžiulius pokyčius, patirti pasaulį, patirti nuotykius ir pasidalinti energiją su kitais. Subtili energija ta, kuri yra psichinė, dvasinė, kur tu esi ir jauti pasitenkinimą šito gyvenimu, kad tu gyveni teisingai, kad tu neišvaistai tos energijos ir kad tu nesi ir negyveni meile su savimi, nemeluoji savo. Visi energijos praradimai vyksta aplinkui turbūt kiekvienam momente. Dabar didžiulį nutraukimą energijos matau per dirbtinai sukurtą virtualų pasaulį. Taip gal nusibodusi tą temą, bet jinai yra būtina, kad suprasti, kodėl tu esi tame skausme, kodėl tu esi tame be jėgų gyvenime, kai tiesiog vos atsikeli ryte, kad ir šeštadienis ar sekmadienis ir tu negali atsigauti kito pirmadienio ir vėl tavo gyvenimas tęsiasi tuo pačiu ciklu. Virtualaus pasaulio įtaka subtiliosios energijos atidavimų nutraukimui pastebėjau seniai, bet dabar paskutiniu metu vedu programą vienam žmogui mąstymo keitimo ir detoksikacijos skaitmeninės ir visos kitos, tai yra asmenybės kaip tokios keitimo. Ir komentaras pabuvus parą be skaitmeninio pasaulio, be sąsajos to pasaulio, yra, kad duokit man prisijungti, čipais čia ar čia, kad aš turiu būti prisijungęs per sistemos. Tai ta sistema yra skaitmeninis pasaulis, virtualus pasaulis, visos socmedijos tai vadinamos, visos naujienos, elektroninis paštas, bet koks vaizdas, video, YouTube'as ar panašiai. Tai yra, kad visi žmonės yra prijungti tokiu būdu, kad visa energija nutekinama į tą dirbtinai sukurtą pasaulį ir kuo toliau, tuo labiau tai matosi, kad toks ir yra tikslas, kad ta energija ten atsidurtų.
Ir kai tu esi švaroje, tu tiesiog matai tai, kas vyksta aplinkui, bet kai tu nesi to švaroje, tai atrodo, kad tai yra ta realybė, kurioje tu turi būti, kurioje tu turi gyventi, dalintis ir tu net nepastebi, kas buvo iš tavęs atimta. Atiduodi energiją žiūrėti, spręsti, pirkti, veikti į skaitmeninį pasaulį. O sveikata, kūryba, gyvenimas ateina tikrame pasaulyje. Ką aš darau savo gyvenime, savo atveju, kad būti nepelkėje, kad energijos daug būtų, aš darau dalykus, kurie yra susijęs su šiuo pasauliu, su šita realybė, kurioje aš esu. Dirbdamas su žmonėmis, aš stengiuosi tą visą bendravimą turėti ir gyvą, ir per fizinį aktyvumą, per sportą, ir pats asmeniškai per veiksmus darbą prie savo sodybos ar kažkur kitur. Tai šiuo atveju vakaras yra 4:30 jau tamsu, ką daryti? Galima būtų nieko nedaryti, arba galima būtų užsidėti prožektorių ant galvos, kaip aš užsidedu čionais. Apsirengiu ir einu dar iki kokios 7, kartais iki 8 valandos lauke darau dalykus ir ta energija subtilioji, jinai nenyksta, sėdint kažkur prie kompiuterio ar telefonė, sėdint jaukiai įsikūrus prie židinio, o net atvirkščiai yra išsaugojama ir jinai padidinama. Nes grįžus man, tarkim, jau pavargus ar po tokio veiksmo, aš jaučiu, koks yra didžiulis malonumas tą arbatos puodelį pasidaryti ir nejaučiu jokio apgailestavimo. Ir matau žmonės, kurie daro atvirkščiai, jų gyvenimas yra skaitmeninis, jie neturi fizinio to prisilietimo ir jie atiduoda tą energiją ir jie merdė kiekvieną dieną stumdami save be energijos, be gyvybės energijos. Čia kaip tas filmas, kuriame guli žmonės prijungti prie kažkokių vamzdelių, iš jų išimama energija. Tai man toks vaizdas, kad taip dabar vyksta aplinkui, kad žmonės prijungti prie to telefono, kuris kiekvienam yra dėtas į ranką ir jisai atima iš jo visą subtilę energiją. Eksperimentuoju su tuo, matau, kad gyvybė, meilė gyvenimui, džiaugsmas yra čia, šitame pasaulyje. Tas tikras, kai tu vidumi savo jauti, kad tu gyveni. Tai va ta pelkė man simbolizuoja tą sąstingį, kuriame atsiduri tu, kai esi virtualiam pasaulyje, kad atiduodi tą energiją per įvairius šaltinius, kaip pavyzdžiui skaitmeninis pasaulis. Tada atsiranda maistas, tada atsiranda neautentiškas gyvenimas, tada atsitinka taip, kad tu nesportuoji, tada atsitinka, kad tu turi nešvarą galvoje, tavo mintis, tavo pyktis, pavydas, smerkimas, viskas šitas akumuliuojasi ir tu šitam gyvenime merdėjai, tu šitam gyvenime tik tai tempi dieną iš dienos, bet iš esmės tai labai apgailėtinas gyvenimas. Galiu tai pasakyti, todėl kad aš ten buvau, dabar eksperimentuoju ir matau, kaip tai veikia gamta, kaip tai reikia paprastumas, kuklumas, ta pati dvasinė švara, fizinis aktyvumas, bendravimas su žmonėmis, kurie į tave įkvepia ir kurie tau duoda pliusą, o ne minusą iš tavęs atiminėja. Aišku, mano situacijoje aš dirbu su žmonėmis, kurie yra minuse ir kuriems reikia to įkvėpimo, bet čia yra visiškai kita atskira istorija. Tai yra mano pasirinkimas, mano kelias, mano misija šitoje vietoje. Bet iš esmės yra labai paprasti mechanizmai, kaip tą kurtis gyvenimą, kuris būtų pakylėtas, kuris būtų vertas gyventi. Ir sekmadienį aš čia pelkėje kalbu apie tai. Po pokalbio aš dar pamastysiu apie savo tolimesnį gyvenimą, apie tolimesnės perspektyvas. Mano protas yra švarus, mano protas yra aštrus. Aš mėgaus dabar kiekvieną dieną ir neturiu jokio nusivylimo, nes aš leidžiu ir sutinku taip gyventi. Tai mano yra sprendimai per energijos paėmimo kanalą skaitmeninį pasaulį, sukuriamas pasaulis tau, ne tu jį kuri. Tau tik atrodo, kad tu lyg tai sprendimus darai, bet yra sukurtas algoritmas, kad apgauti tave, bet iš tikrųjų tavo energija nutekinama visiškai kitur. Stebėk save, daryk dalykus, veiksmus, kurie keistų mąstymą tavo, kiekvienos dienos įpročius ir susikurk tokį žmogų, su kuriuo tau būtų gera gyventi, kad tu taptum tokiu žmogumi, kuris kiekvieną dieną džiaugiasi, kad atsikelia ir gali eiti gyvenimo, o ne tas, kuris galvoja, o rytoj pirmadienis, nekenčiu, nenoriu, neįdomu, atsikniskit visi nuo manęs. Aš taip negyvenu, aš gyvenu savo džiaugsme, savo prasmėje ir
rodau savo pavyzdžių kitiems ir tau, kad galima tai pakeisti, kad galima gyventi paprastą gyvenimą, bet džiugesyje gyventi tą gyvenimą, mėgautis tom akimirkom, pažinti, atrasti, išmokti, suprasti ir keltis tos klausimus. O tam tau reikia būti stipriu. Todėl būk stiprus.